Grįžti švarį Vilnių, dirbt prostą. Mama lik sveika, dar apglėbk ranką. Plevėsuoja Lietuvos vėliavam, todėl kad šiandieną radio stotyje ZIP FM istorinis momentas. Gyrėsi kažkokios kitos ten radijos, kur po mūsų antram aukšte sėdi, kad čia jos geriausios yra kažką, bet vakarinis eteris vis tiek daro. Ir šiandieną pas mūsų svečiuose yra geriausia, manau, kad tarp galaktinių planetų plaukikė Meilutytė. Rūta, labas, Rūtelė. Labas, Rūta. Galima tave plojimais? Taip, ne, jūs tai. Wow. Kaip tavo diena šiandien? Iš baseino ką tik? Ne. Įsimegojai? Pirmą kartą mėgau iki 10 valandų netgi. Ne? O tu, kodėl neišsimėgi tu kaip Rokis Balbori, tiek įliesi, geri žalius kiaušinius ir varai iškart plaukti, ne? Bėgioji? Reikia bėgioti? Bėgiu kartą į savaitę. Kartą į savaitę? Iš pamokų tavs? Aš kažkur per teleką sakė, kad tu 5 keliesi. Sąmonė? Be 10-5. Eik jau. O kada būni baseine? 10 po 5 kažkur. Tai per 20 minučių. Tai tu virš baseino gyvenin? Toks, kur tipo dantis ir baseiną neskalavus. Tai baseinė išstoju. Nu, smagu. Klausyk, mes visų pirma labai norim padėkoti, kad suradai laiko, nes čia tave kankino visi, sakė, kad skambinėja, tu čia nespėjai vaikščiot pas visus. Tai mes norėtumėm nuo pradžių, žinai. Tu papasakok, pavyzdžiui, atsakyk klausimą. Kur tu esi gimus ir kur užaugai? Tarp kitko, ačiū už kepuraitės. Jo, apie jas vėliau pakalbėsiu. Aš galvoju, kodėl tai prastai girdis ir skauda galva, bet aš supratau, vis prisimenu, kad kepurės. Labai tiktų, Rolai, tau. Gali būti plikam? Galėčiau būti galim nusiskust. Labai gražiai. Ne? Bet jūs drąsiau jaučiatės prie manęs, tavi aš plikas. Ar jūs tai tiesiog sakot, nes pradėjot bijot manęs, kaip čia? Žinai, tai kągis tavo geras liko, daugiau tai viskas yra pikta. Gerai, Rūta, tai kur tu gimėjai? Gimiau Kaune ir užaugau Kaune. Iki kelių metų buvai dar? Iki 13. Gerai mokysi? Na, ne moksliukė buvau, bet normaliai gerai. Kada išmokai plaukti? Aš atsimenu, išmokau plaukti 5 klasį šuniukų. O ir viskas. Aš išmokau plaukti, atsimenu, pirmi mano žodžiai plaukiant buvo. Mano irgi panašiai, pirmas šokis į baseiną, jo vos nepaskendau. Tai kiek čia buvo tau? 7. 7 metai? Tai vos ne 10 metų jau plaukiu. Oho, 7 metų, kas tai nuvedė į baseiną? Mama, tėtis, pati, draugai? Močiutė, man rodos. Močiutė. Tai močiutė, aš kaip suprantu, dabar garbėjai lieka visus medalius tavo saugoti, ne? Čia jos nuopelnai. Močiutė, Maksima prie kasos, aš įsivaizduoju. Labą dieną. Tai susimokėjau, tai aš Meilutytės močiutė. Ir prasideda. Darona šitą ar ne? Nežinau, tikiuosi ne. Turėtum. Švęsi kalėdas kūčias pas močiutę? Skaniai gamina močiutė tavo? Skaniai. Jėga, super. Ja. O galima prisivalgyti tavo per kūčias? Ar čia toks režimas, kad negalima? Galima. Galėsi. Nu, nežinau, treneris gal ir nenori, kad prisivalgyčiau, bet... Kada buvai McDonald'e paskutinį kartą? Tiesą sakyt? Aišku, nesakyk tiesos. Meluok. Nesakysiu. Ką tik buvai, ne? Tu sai, ką tik yra? Okay. Jeigu šiandien 10 atsikėlė, manau, išėginę. Šiandien tu esi nestrupulytė, taip? Tai Rūta, 7 metų tave nuvedė į baseiną, ar ne? Ir tada įkritai ten ir buvo... Ir netyčia įkritai, ne tai, kad netyčia galvojau, kad čia aš moku plaukti. Galvoju, nemirtinga ir šoku. Bet kažkaip skęs pradėjau, taip ten treneris lasdą ištiesė ir paskui ištraukiau. O tu išlipai fatality. Galvoju, nu jo. Palauk, žinai, po 8 metų. Aš tau lasdą padavinėsiu. O tu iš karto buvai perspektyvesnė už kitus plaukikę? Ne, tikrai ne. Tai kada lūžis įvyko? Kaip čia pavadinti lūžį? Kai antrą kartą skandau. Kai krokodilą vytis pradėjo, ne? Aš visą laiką ten treniruotės būdavo kelis kartus, net išspirta buvau iš treniruotės. Už vėlavimą ar už tinginiavimą? Šiaip už nesavimą darimą. Ten pešiausi už su bernais tikriausiai. Nežinau, niekad, nei aš plaukdavau normaliai, tiesiog iš pradžių visą laiką taškydavau, ten žaisdavau, trenerį nervuodavau.
O paskui biškis jau surimtėjau, ten ir Lietuvos rekordą kažkokį pagerinu ir nuo tada ten jau pradėjau labiau Supratai, kad galėjai spardyti kiaušinius visiems. Tai kas tavyje, darbas ar įgimtas kažkoks, ko reikia plaukikai? Be abejo, aišku, turiu ir fizinius duomenis, kurie tinka plaukikui. O kokie tai duomenys? Tai yra aukštas, turi būti žemas? Neturi ten, nebūtinai aukštas, aš nesu. Aptaky galva turi būti trikampio formos. Arba čia tie, žinai, tai kažkokie žemneliai. Nežinau, tiesiog, aišku, aš labai sunkiai dirbu ir tik talento neužtenka, tai reikia ir daug darbo įdėti tą. 5 keltis reikia, va čia irgi. Tai dabar tavo toks režimas. Seniau taip. O nebūna, kad tu be 15 prabundi ir žinai, ne, šiandien išeini ir vėl. Jo, būna dažnai. Labai dažnai. Ir dažniausiai būna prieš treniruotę atsikeli be kaip pavalgęs, o jeigu reikia atsikelti, žinai, kad treniruotės nėra taip pilna, jeigu būna. Jo, šitą žinau. Šeštadienio sindromas vadinasi man. Jo. O tai kiekvieną dieną tau dabar? Ne dabar, bet. 4 kartus per savaitę. Tai pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį, penktadienį. O šeštadienį jau vėliau 6 valandą netgi. O kiek tęsiasi treneris? Treniruotis. Ilgai dar tau treneris tęsiasi? 2,5 maždaug. 2,5 valandos tu non-stop plauki? Su pertraukom ten vis. Su pertraukom tą, kur tipo... Čia pertraukom. Vis tiek, tas man realiai be sustojimo, Geras. Už tą veikiam. O turi kažkokių tai slaptų taktikų ir pratimų? Ar viskas yra taip, visi viską žino, jiems viskas aišku, tiesiog tu esi krūčiausia ir tiek? Ne, tai ten kažkokių paslapčių taktikų nėra, kažkokius slaptų, tiesiog sunkiai dirbi ir aš taigi treniruoju su daug plaukikų, ten visi žino, kaip viskas švariai. Jėga. Bet tu taip, žinai, šoviai į viršų, apie tave visą Lietuvą sužinojo per Olimpiadą realiai. Taip, žinai, paslaptingai, taip čia, vat, meilutytė yra tokia ir atsimenu, mes čia Zipe, žinai, Palangoje gyvenam, čia turėjom radiją prie... Ir sėdim prie teliko visą šaiką, žinai. Visas Zipas, žinai, buvo prie teliko sulipęs ir net filmavom, žinai, ir taip, tokia euforija pas mus buvo, mes taip rėkiam, taip džiaugiamės, žinai. Turėjom progą trečiadienį normaliai. Pašvęs. Su vėliava. Niekas negali pykti, žinai. O tu, pavyzdžiui, atvariai, žinai, tokia, iki tol nelabai buvai, kam galbūt per daug ir žinoma, ir vat, pavariai taip, kad tu laimėjai ten aukščiausią poziciją. Kaip jausmelis toks? Ar iškart supratai, ką tu padarei? Ne, iš karto nesupratau ir dar praėjo kiek laiko, vis tiek dar buvo tokia, grinai taip, kas čia buvo, taip visiškai nesupratau. O tu plaukė užsisvajojus, taip pat toksai buvo, galvoju maistą. Plaukė, grįž namo, reikia išdžiaustyti skalbinius. Šitą variai, ar... Ne, aš labai buvau susikaupusi, tai sakant, net prieš parengimuosius plaukimus, prieš pusfinalį, tai aš ten labai baisiai jaudinausi, dar niekad nesu taip jaudinusis, kaip tada ten vos ne ašarų ir drebėjau visą įdamą šią startą, nors taip aišku ir atrodė ten išėjau visą šaltą, bet iš tikrųjų buvo jaudulio labai daug. O tai jūs dviesi su treneriu čia kovojate, ar tavo palaiko? Būna kartu tavo brolis, ten šeima, dar kažkas? Baseine kartu nebūna, bet balkonė. Tai... Visą laiką, ne? Mojuoja. Mojuoja ten. Pažiūrėk dabar! Gėda daro. Gėda daro, ne? Brolis tai visą laiką. Visą laiką, gėkas. Matai, brolis, jisai, kaip suprantu, į tą rusaitę nusitaikęs yra, kuris iš paskos tą visą laiką plaukia. Koks jis vardas yra? Julija. Džiulija. Jefimova. Supratau. Tai, klausyk, bet tai kokios mintis tada galvoje yra, kad tu, kaip tu sakai, susikaupu, aš esu, tai girdi, kaip tau pro ausis bėga vanduo tiesiog, ar tu kažkokią tai mintį nesi nusistatus, kad... Dešinė, 1, 2, 3, dešinė. Ne, kai jau šoki vandenį, tiesą sakant, viskas pradingsta. Kažkaip net gauni tokį kaip adrenaliną, vos nežinau, šokį ir tiesiog toks keistas jausmas, adrenalina, viskas greitai taip vyksta, kad nespėjai pagalvoti, šiaip tai prieš startą labiausiai galvoji apie visą plaukimą nuo pradžios iki galo. Ką darysi, kaip darysi, įsivaizduoju, lyg aš virš savęs būčiau maždaug, taip bandai įsivaizduoti. Kaip valdytum robotuką? Panašiai, ir tada, kai jau šoki, tada viską jau įsivaizdavęs ir nereikia jau galvoti per daug. Bet geriausiai esu matęs net porą, matau, nuotraukų, tas pats startas ir užfiksuota akimirka. Visos tipo merginos iššokusios taip beveik vienodai ir Rūta beveik visą galvą į priekį. Tu tokį startą duodi, aš nežinau, ar čia tau sugebėjimas, ar tu tai, žinai, jauti, kad tas švilps. Darai pritupimus su 400 kg. Ne, bet taip yra. Tavo reakcija tai įspūdinga. Galim pažaisti kokį žaidimą, žinai.
Nežinau, tiesiog taip jau įgimta, čia nelabai išeina įsitreniruoti tos reakcijos. Aš galiu kažkiek pagerinti, bet spėlioti irgi nėra gerai, nes kartais būna už laiko ir tik sujudi ir viskas jau, diskvalifikacija. Gerai. Geras. Padarom trumpą pertrauką, pas mus Rūta Meilutytė. Jeigu turit klausimų, galite Pasilagykite savo, nes šiandien mes turim pakankamai. Tuoj grįšim. Čiort. Gerai, tęsim, kur mes čia? Šventinė laida pas mus šiandieną. Taip. Su gera nuotaika. Rytoj kūčios. Pašinkite saldainiais. Aš atidariau pakelį. Čia yra Ačiū. asorti. Ačiū. Ar tau galima saldamino? Na, Aišku, negali. Nevalgyk. Aišku, nevalg. Nevalgau niekad. Rimtai? Teisingai, nevalgyk. Būsi stipresnė, pikta tokia darbuotoja. Mes irgi nevalgom niekada. Kaip praėjo jūsų sekmadienio šeimų plaukimo tas šventė? Labai gerai, tiesą O tu sakant. išbėgai aikštelę? Plaukiai? Vis dėlto nusprendžiau išbėgti į aikštelę. Plaukiai, ar ne? Plaukiau, bet finaluose nesivažiuom, bet labai puikiai, manau, pavyko. O turiu Lietuvaitę kokią konkurentę, kuri gal tau galėtų biškį parodyti, nu, tipo, lipt ant kulnų? Ar tu pasiduodi, žinai, vieną ranką tik plauki? Ne, Lema garas būtų. Su mobilkas filmuoja. Check this out. Ir viena ranka varo iš paskos. Come on. na, dar ant tiek nėra, bet yra gerų plaukikų Lietuvoje iš tikrųjų, kurios gan arti yra. O tai tavo paslaptis dėl to, kad tu dabar būtent ne Lietuvoje treniruojasi ir turi labai gerą trenerį? Kiek čia paslapties? Nu kaip čia paslaptis, ne paslaptis, bet yra ir lietuvių, kurie ten su manim treniruojas, tai yra net 4 lietuviai iš viso. Čia jūs pastebėjo, surinko ir dabar... Ne, tai aš pirmai išvažiavau, paskui Jo. ten klausė, kaip ten sekas, taip toliau ir atvažiavo patys pabandyti. Lithuanians will work very good and we need to take a more. Kodėl indiškai čia? O tavo treneris ne indas? Panašas? Ne. Galėtumėm gal dabar šiek tiek ir apžvelgti klausytojų klausimus. Jie po Facebook nuotrauką šiandien parašė. Labai geras klausimas yra, kiek gali išbūti po vandeniu? Kaip gudinės? Šiaip nesu taip pilnai daręs, bet tikrai, nu, virš 2 minučių, gal. Rimta. Rimta. Bet kuo šaltesnis vanduo, to mažiau, man atrodo, gali išbūti. Aš kažkaip šiltam, tai galiu būti ilgai. Aš irgi galvą iškišęs. Klausyk, klausė Mantas, Bareikis, kiek prisitraukimų padarai? Brolis? Sau. Ne, 15 gal kokia, nu, iki 20 ten geroj formai čia. Geras. Vilius klausė. Kiek tu, Jonai? Rimta, ne? Taip, Ne. ir taip Geroj formai. Geroj formai 2 ir tai spardydamasis. Kai tu, Okay, kai tu važiuoju. pakeli ir 3 padarau. Vilius klausė, ar užsienyje tave gatvėje atpažįsta užsieniečiai? Kartais. Bet, nu, aišku, ne taip dažnai, kai Lietuvoje, bet būna atpažįsta. Būna, kad parduotuvėse, Rūta, you are Rūta Martytė, take everything for free. Galėtų tai būti. Tas pats Vilius klausė, koks jausmas spausti ranką Lietuvos prezidentai? Geras, manau. Kiek kartų Stipriai jau? spaudžia. Ne? Aha. Kiek kartų spaudė jau? Nežinau. Daug. Čia O paralimpiadas. ryte susiskambina, tai buvo? Nu, tai jos. Labas, Rūtelė, kaip nuotaika? Ką tu? Dalytė niek, normaliai. Ką tu savaitgalį? Dalė, aš dar miegu. Pasuk toliau. Savaitgalį varom, kur išeiti out. Kažkoks bambam klausė, ar nenorėtų su savo priešininkė Julija, kuri atstovauja Rusiją, susikalti ringę, o ne varžytis baseine? Na, nemanau. Aš Aišku, kažkaip ne už. Mes galim padaryti Jo. tai. Ir toksai. Davilė klausė, ar netrukdo gyventi toks didelis dėmesys? Juk noris kartais ramybės, o čia visokie interviu, laidos ir panašiai. Iš vis, sakėme, Rūta, kučių vakaras kazino pas ją bus. Konferencija. No. Netrukdo, nes realiai tai aš tokius dalykus darau, kai grįžtu į Lietuvą. Pilnai skiriu laiką visokiam interviu, taip toliau susitikimam. O šiaip kaip išvažiuoju į Angliją, tai labiau jau darbas susikaupus esu ties mokslais, darbų, plaukimo ir... Bet visus skambučius tavo brolis, ar ne, atsiliepinėje? Tavo vadybininkas. Sako, taip, šitą laidą Rūtytė ateis. Tadas skambina. Tadas, aš pakelsiu pati. Ir tą balsą darai. Alio. Dovilė klausė, kokių dar sportų be plaukimų užsiėmė? Aš? Jokių.
Tik tai plaukiai. Ilgasis nėra miegojimas, jėgų. ilgų distancijų miegojimas. Nu, tai tiesiog nėra jėgų daryti kažką kitą. O vasarą, pavyzdžiui, ežeros į upės plauki, ar? Nu, įneriu ir išneriu. Aš nemėgstu šiaip per ežeras, man baisu. Dovilė klausė, ar turi vaikiną? Ne. Neturiu. Nėra laiko? Ne, vaikinam nėra laiko. Visi per silpni. Ne. Nepasivėja. Gytis rimtą klausimą įkalė. Už kiek BMW pardavėjai? Atidavėjai? Nebeturėjo? Ne, mes pardavėm iš karto. Aišku. Tai Iš karto, į geras rankas. Taip, tai jie tą pačią kompaniją, kur davė. Pardavėm. Tomas klausė, kokio pasiekimo labiausiai nori ir koks dabartinis pasiekimas labiausiai džiugina tave? Manau, Barcelonai, kada pasiekiau pasaulio rekordą. Tapai jauniausia istorija, ar ne? Ne, man rodos, ne. Nebuvau ta jauniausia istorija, buvo jaunesnių, bet... Buvo dar tai kiek to buvo? 15? Ne, Barcelonai 16. Buvo 16. Bet šiaip labiausiai, ką norėčiau, tai olimpinio aukso. Visose rungtyse. 2016. Ane? Ja. Tai čia tavo yra dabar numatytas numeris 1 golas. Jėga. Tas pagrindinis. O kokią tavo distanciją patinka labiausiai plaukti? 100. Toks. Man irgi 100. Aš tai žinok 100 nuvarau gerai. Per kiam. Per kiam metrų, ne? 100 metrų aš nuplaukiu per kiam metrų. Greituoju būdu. Laisvų stilium. Paskui biškė nugaros pailsiu. Nu, fainai. Aš norėčiau mes tau tą, kaip čia, pirštinę, žinai. Mesk. Bet ne, čia pas plaukikus meta kepurę. Tuoj. Klausyk, Rūta, kur būtų galima išbandyti, ta prasme, aš noriu tikrai įstikinti, ar tu greičiau už mane nuplauktų. Čia yra Vilniuje kur nors dabar, kur taip greitai išbandyti galima. Aš manau, tu pabandyk 100 praplauk, pažiūrėsim per kiek. Ar reikia išlapinti plaukus šis klausimas? Kiek įdomu, per kokias 3 nuplaukčiau, man atrodo. Koks yra pasaulio rekordas? Minutė ir 5? Iš 100 metrų. Minutė 4. Minutė 4. Čia tavo. Mano. Tavo, ne? Jo. Nu, aš manau, tai rolai, per kiek minutę padaryčiau? Nu, kiam metrų per minutę, nežinau. Gal padarytum 50 per tiek. 5 metrų tu nenuplauktum 5 metrų. Durns. Pradėtum burbuliuoti. Nebent galva viršui būtų ir štai plauktum. Gelbėtai reikia. Aš talentą pasidėčiau, žinai, pačioje tokia. Reikia mokėti dar kvepuoti ten po vandeniu, žinai. O iš tikrųjų svarbu yra, tu sakai, prižiūri, kad tu nevalgytum saldumynų. Ar svarbus yra, pavyzdžiui, tavo svoris? Ar tu ten darai kažką, kad laikyti visą laiką tam tikrą tavo svorį, arba ten stengiasi neaugti? Tokių, žinai, kur tipo... Ne, kažkokiu dietu aš dar nesilaikau, kol kas nereikia. Bet, aišku, stengiuosi sveikai valgyti, ten tie saldumynai, pavalgau kartais, vis tiek negaliu ten visiškai jau nieko nevalgyti, bet stengiuosi kuo mažiau ir kad ten geresnės kokybės būtų, ne visiškai ten. Iš kažkur energijos, okei. Cool. Ar matei savo, aišku, darai, Maiko Phelpsas, tas Australo, ar ne? Phelpsas, amerikietis. O jis jau baigęs karjerą? Jis baigė. Kiek jie metų dabar? 27. Ir viskas jau galim baigti, tai kiek tu žadi karjerą tęsti? Tai aš sakiau, maždaug man, jeigu jau čia sugalvosiu 4 kokias olimpiadas daryti iš viso, tai man bus 27, kai baigsiu. Irgi taip pat. O kokia vyriausia plaukikė, pavyzdžiui, dabar? Buvo tik 2 vietą Pekino olimpiadai Dara Torres. Jai buvo 41. Jo. Da plaukinai. Nu ir antrą vietą paėmė. Antrą vietą dar paėmė 100 laisvą stilium. Įrodė, ne, kad galima ir taip dar daryti. O klausyk, užsienio, pavyzdžiui, spauda, nežinau, dėmesys, kai tu laimėjai, vis tik čia ir aš mačiau, kad atrodo NBA krepšininkai tenais Twitterį rašė, kad Rūtami ar Hollywoodo kažkas žvaigždės buvo kažkas kaip yra nuostabu, kad 16 metų mergina yra ten pasaulio ten čempionė arba olimpinė čempionė. Tai ką sakydavo tavo, pavyzdžiui, žurnalistai iš kitų šalių? Labai didelį dėmesį gavai iš karto. Na, tas didžiausias žurnalistų dėmesys iš užsienio tai būdavo varžybose pačiose, kai būna tas mix zonas, tiesiog po starto ten taip toliau ir tekdavo daugiausiai su jais bendrauti. Na, žurnalistai tai, jie gan panašus visur.
Ir tie klausimai irgi gan panašus. Supratau. Mes esame iš tikrųjų atrinkę gandus, tiesa ar netiesa, kuriuos mes norėsim tau užduoti ir tu Tiesa, patvirtinti. netiesa? Jo, mes klausim, ar tiesa, tu sakysi taip arba ne. Gerai. Labai viskas. Tai gal paprasta. padarom vienos dainos pertrauką, kad tu taip atsipūstum, nes šie klausimai bus gan Šokiruojantys. sudėtingi. Tikrai. Tai mes ištraukim viską apie tavo tamsią praeitį. Čia Basement Jacks, tuoj grįšim. Woke me up from a sorry place. You switched me up. Ok, grįžtam į atėjuką. Atėjo metas gandams. Gandonešis. Gandonešis. Mums atnešė gandų ir mes juos visus norim tau pateikti. Pirmas gandas. Ar tiesa, kad tavo plaukimo akiniai yra brangiausi pasaulyje? Netiesa. Tikrai ne. Pigiausi. Pigiausi vieni iš pigesnių, žinok. Rimtai? Aha. Ar tiesa, jog plaukti išmokai būdama 4 metų? Mes jau ko gero girdėjom. Netiesa. Septynių, ne? Sevens, gerai. Ar tiesa, jog esate itin geros draugės su didžiausia priešininkė baseinė Julija? Aišku. Netiesa, itin geros draugės. Not. Tiesiog, Gerai. Ar tiesa, jog Disney filmų kompanija tau siūlo vaidinti naujai statome filme apie Undinėlę Arielę? Taip, šitas Tiesa, Geras. Geras kontraktas bus. Aha. Jau apsvarstėt? Milijoninis. Išsikelsi į štatus gyvent. Geras. Ar tiesa, jog ant nugaros gali nuplaukti dar greičiau nei krūtinė, bet to nedarai varžybose, nes turėtum per mažai konkurencijos? Nugarą greičiau plauki? Tai žinoma, nes greitesnis stilius. Netiesa. Bet nugarą tu irgi be konkurencijos varai? Ne. Su Ne. konkurencija. Vat ką reiškia, kai moteris nemato, kur plaukia, toks iš karto. Pavojinga. Prevok išgamint strengt. Baisu nugarą plaukti iš tikrųjų, ar ne? Man tai asmeniškai nelabai patinka, nes tiesiog nesiseka. Okay. Tai patinka labiausiai sieksniais, ar tuo? Man patinka laisvų, ten krūtinė labiausiai. Šiaip. Jo. O tu klausiausi nuko plaukdama? Ne. Aš treniruojuosi. Aš mačiau, kad dabar yra baseinė plaukia vyrukai, kur yra tipo... MP3 strip. Ausinukas Aha. neperšlampamas, tipo suplėri, į trusikus susikiša ir tipo varo šitą. Ne, aš nenaudoju, nes... Reikia klausyti, kad treneris reikia, ne? Tai ten su draugais tiek šneki kartais per treniruose ir treneris ką sako. Tipo, kai vat, šalia kažkas varo bėgdamas ir tipo, nu kas gerai, nu taip va, čia nusipirkom teliką, žinai, su žmona, planuoju. Tai ir jūs irgi šitą, kas gero? Nieko, vakar buvo klube. Nu ir kaip, normaliai. Panašiai. A ne? Tamsi plaukdami varot? Geras mėlymiksas buvo. Ok. Ar tiesa, jog Michaelas Phelpsas pernai kvietė tave į savo organizuojamą kalėdinį balių? Dėja, bet netiesa. O norėtum susipažinti su juo? Tai žinoma. Geras, legendary, ne? Legendary. O dabar, pavyzdžiui, sakykime, vis tiek kiekvienoj temoj žmonės domisi, turi kumyrus, ne, kažkokius tai dievaičius savo. Kas tavo yra plaukimo dievaitis, kas galima būti? Kas tas Neptūnas? Undinėlė. Nežinau, tai pats Phelpsas yra labai įkvepia, ką žinau. O kodėl jis toks? Tai jisai geriausias, koks tik yra buvęs olimpietis apskritai visų sporto šakų. Daugiausiai olimpinių medalių laimėjęs, ten rekordų, nu viską jisai yra pasiekęs realiai, ką tik įmanoma pasiekti. Jis tūsinasi su dabar tokiu veikia? didžėjom, Steve Aoki visada. Aha. Ir pokerį žaidžia dabar, ir viską ten. Bet kitą džimą dar japonų plaukikas toks buvo, dar vis plaukė, bet jisai ten laimėjo irgi daug labai. Tai Phelpsas dabar visam gyvenimui turbūt ir apsirūpinęs, kai jam nebereikia. Jis nebesportuoja taip? Jisai, aš nežinau, manau, vis tiek formą palaiko kažkiek, bet jisai užsiema ten savo labdarą ir tokiais renginiais taip toliau, nebesportuoja taip profesionaliai. O tu planuoji pastatyti savo baseiną Kaune, Vilniui, kur nors, Panevėžy, Marijampolėj? Nežinau, kodėlgi ne. Visur. Gal visur kiekvieną miestą. Nežinau, gal vieną dieną gal ir pastatyčiau, nežinau, gal. Pripučiamą baseiniuką. Kur reikia muilų patemti dar, kad nenusidegint. Ok, nes matai, Savickas, pavyzdžiui, savo sporto klubą atidaręs, ar ne? Ir tai būtų faina. Bet jeigu ką, tai Vilniui. Gerai. Gerai, sutarėm. Pažiūrėsim. Patogus dalykas. Aš dar norėjau paklausti, kai buvo finalas, jau dėl tos 1, 2, 3 vietos,
ten tokia, atrodo, ar netila, bet kai plaukia, visi rėkia. Ką tu pati galvoji? Kokios mintis yra, pavyzdžiui, kai paneri, sieksnį padarai ir vėl, taip, ir vėl. Ir ką tu galvoji, kai greičiau finišas ateitų, galvoji apie, nežinau, brolį, apie tūsą. Ar kuo greičiau pasiektą finišą? Kokios mintis? Tu atsimeni? Kas būna tavo galvoje? Šiaip iš tikrųjų sunku pasakyti, ką galvoju, sunku apibūdinti, nes... O girdi aplinką, kai rėkia? Jausmo, aš nelabai tiesiog girdi. Toks šurmulys yra, bet kažkaip ant tiek esi susikaupęs ir galvoji apie tą jausmą pačio vandens ir kiekvieną tą grybšnį, kaip čia posakį, kaip čia tą, tiesiog nėra laiko kažką daugiau ir galvoti, tiesiog varai kiek išeina. Ir tada, kai pasiekė jau tą finišą, iš karto atsisukė ten, kas yra telikas, kur aš, nes visada tai buvo. Akinis pasiėmė. Tai ten lenta yra, kur visus rezultatus ir prie tavo tako parašo kelinta vieta. Ir tada jau džiaugtis. O tu pati kepuraitė, pavyzdžiui, būna, žinai, merginos mėgsta, reikia, sako, derinti ten batus prie rankinės. Tu varai šitą, tipo, kur akinius prie kepuraitės derini, ne? Kartais specialiai treniruoti ar kokį ar dar kur nors, tai stengiuosi ten priderinti kažką gražinti. Fainiau, kad būtų, ne? Bet jau plaukimo, tai aš negaliu pasirinkti, nes kepurėlė yra žalia. Tai, o kostiumai yra tik tai 3 gal spalvos. Kurias galima pasirinkti, ne? Nes nėra daugiau tiesiog spalvų. Okay. Aš galvoju, kad gal dar galėtume mes padaryti taip, kad mūsų klausytojai galėtų paskambinti studiją. Jo, bet aš klausimas toksai, pavyzdžiui, man irgi šitas geras, ne, aš kaip plaukiu nugarą, plauki, sakykim, nugarą, visą laiką tas būna, kur dairaisi, žinai. Kaip tu, žinai, jauti, pavyzdžiui, jeigu plauki nugarą, ar kažkaip tai tau užsigalvoji, žinai, kiek sieksnių turi padaryti, kad kol pasieksi? Tai žinoma, taigi aš pasinę plaukiu, nežinau, kiek čia. 10 metų. Tai žinoma, tai tiesiog jauti, ten žiūri kur kas, tai žinai, kada maždaug, jeigu trumpas basinas, kiek maždaug reikės, iki vėliavėlės yra 5 metrai, kur yra reikia 5 metrai iki senelės, jau yra vėliavėlės, tada žinai. Viskas paprasta, ne? Tai taip, čia jau visas grinai automatiškai gauna. O yra buvo, kad taip plaukiai ir taip užsisvajojai, kad nepamatėjai vėliavėlę. Buvo vieną kartą. Buvo keli kartai, tiesiog kažkaip plauki, atrodo... Ir tik buim. Ir tik žiūri, kad nieks nepamatytų. Taksai, oi. Hebra, jeigu norit paskambinti, 852411010, o mes duosim balioną. Mes privalom duoti balioną. Taip, žinok, mes turim užduotį, kurį atlikinėja visi mūsų svečiai. Bet dabar naujas sezonas, darė pas mus Mikutavičius ir Ramanauskas ir Samas, žodžiu visi. Kurie buvo. Ir dabar turim naują sezoną, kas ten dabar buvo pirmasis? Jurgis, reiškia aktorius toksai. Kadangi nauji balionai, nauja lentelė, balioną reikia pūsti, uždėk akinius apsauginius dar. Taip, dabar mes gal dar šiek tiek. O ne, klausis sprogs? Jo. Teks. Aš bijau. Bijai? Labai gerai. Reiškia... Palaukit, dabar neišgazdinam dar. Labas, kas skambina? Labas, Donatas. Donatai, turi klausimą Rūtai? Turiu. Kaip sekasi mokslai? Gerai. Dabar baiginėjai, kaip čia 10 klasę. Turėsiu egzaminus vasarą, tai kol kas... Koks dalykas tau geriausiai sekas? Biologija gal, dailė gerai sekas. Dailė ir fizinis. Nice. Fizinis. Mes su tavim būtumėm geri klasiokai. Ačiū tau už klausimą. Ar galit skambinti? Gerai, kas skambina. Alio, kas skambina? Labas vakaras. Sveikas, kuo vardu? Šarūnas. Šarūnai, galiu užduoti klausimą Rūtai. Taip, labai norėčiau paklausti, kur naujus metus sutiks. Jau čia pakeitimas? Taip. Yes. No. Viršuliškių KEM2 atvarykite. Šeštam aukšte. Nežinau, dar kol kas nelabai apsprendžiu, bet gal Vilniui, gal Kaune, kažkur su draugais. Su kompanija, su draugais, ne? O tai kur čia? Ar gali pasaulinės žvaigždės linksmintis atvirose erdvėse, ar varysit kažkur tai uždarą vakarėlį? Manau, kad gali. Aš nežinau, aš tikriausiai su kažkur uždaroju, gal tiesiog su draugais ramiai kažkur. Ar užtenka atsakymo? Ar reikia adresų? Užtenka. Dainą paleiskit.
Gal atsibodo mano. Dainą paleiskit. Paleisim. Klasikinis pageidavimas. Mano dainą paleiskit. Labuka, kas skambina? Žiburiai. Labuka, Karolis skambina. Karoli, ar turi klausimą? Jo, Rūtas norėjau paklausti, o tarp kelionių, tarp varžybų, tai yra, kai daug keliauja, ar spėja pamatyti šalis, miestus? Jeigu spėja, kas labiausiai patiko, gal kažkokia valstybė, miestas, įstrigė? Šiaip dažniausiai stengiamės būtinai, kad būtų bent jau kažkiek laiko išeiti į miestą, apsižiūrėti bent senamiestį, dažniausiai to miesto, kuriame esame, bet dažnai tenka tik viešbutį ir baseiną ir oro uostą pamatyti, bet šiaip Barcelona labai man didelį įspūdį patiko. Maskva labai gražus miestas, taip pat buvo. Šiaip daugiausiai dažnai, kur važiuoju, labai gražios vietos būna. Va. Patiko atsakymas? Patiko. Jo, puiku. Super. Ačiū. Visur savotiškai. Nu ir paskutinė. Atsiliepiam, kad taip jau. Labas, kas skambina? Labas, Monika. Monika, sveika. Labas, turiu klausimą Rūtai. Tai gal jinai ruošiasi surengti kokias nors dar varžybas, tokias kaip buvo vakar panašiai ir kažką tokio? O ką, jūsų sūnus nespėjo sudalyvauti? Ne, aš pati norėjau dalyvauti. Ai, pati? Aha, kitais metais tikimės, kad vėl pavyks tokias varžybas rengti, gal didesniam, gal kitą kartą baseinę ir daugiau šeimų Didesniam baseinė, ne džekuzį šiais. Ir tai mes tikimės, kol kas nenoriu žadėti nieko, bet Po metų tikriausiai, ar ne? tikimės, kad bus tradicija. Nebus kiekvieno sekmadienio tradicija šitas. Kiekvieną sekmadienį. Kas met bus? Tai Monika, kitą metą turėtų būti. Gerai? Gerai, ačiū. Gero pasirašymo. Ačiū. Iki. Nu, tai atėjo metas, Rūta, parodyti Papūsti. tavo plaučių tūrį. Padaryti tai, ką daro amerikiečiai. Sakai, va, dvi minutės, sakei, galėjai išbūt po vandeniu. Aha. Tai, žinok, šitas rodiklis turėtų tau pagelbėti. O ką čia reikia daryti? Rolai. Iš tikrųjų, Kur balionas tu taip nesijaudini, nereikia baliono iš vieno pūtimo, kur tu... Kad susprogtų gali iš kelių, Ir ką atsargiai daryk, kad nesvaigtų galva. Svarbiausia padaryti taip, kad balionas prisipūstų didelis ir sprogtų. Nenoriu. Kol kas, žinok, lentelėje yra geriausias rezultatas 17,4 sekundės ir pažiūrėsim, koks bus tavo rezultatas. Tu mėgsti rungtyniauti. Aš manau, kad labai bus gražu, jeigu aukso medalis bus ir čia. Kieno čia? Jurgis yra. Bet žinok, Mes čia naujas sezonas, žinok, bus 2014 metų. Gerai. Rūta, tu pasiruošus, ne? Aš irgi pasiruošęs. 3, 2, 1 Šitas pasakysiu. labai sunkus. taip gali prasipūs biškį, pažiūrėsim. Manau, kad pirmą, kai kalsi ir viskas eis jau. Žiūrėk. Va. Cool. Gerai. Ready? Steady. Relax. Man reikia susikaupt. Uždėk tada, Giovanni, uždėk tą muziką, kur pagadinsim dar čia nuotaiką toj. Ne, aš galiu laikrodžiuką, žinai. Ne, depresijos girti. Ne, va, bus. Gerai, tinka. Pasiruošus. Man jau šitas plaka, žinau. Nebijok. Aš žinok, 2000 olimpinės žaidynių. Rūta Meilutytė, tiesioginė eterį. Nepripūtė baliono. Gerai. Gerai, na. 3, 2, 1, startas. Sąžiningai. Praėjo 5-6 sekundės. Balionas didžiulis jau. Visi su apsauginiais akiniais. Nespėjo iki gal stabdyti, bet buvo 13 sekundžių. Plojimus įjung pasaulio rekordą. Aš džiaugiuosi, žinai. This Rūta, is... tu 4 sekundėm pagerinai. Galva nesvaigsta? Čia gal geriau negu olimpinė auksas konferencija. Aš negaliu patikėti, aš tikrai netikėjau. Matai? 13 sekundžių ir Rūta Meilutytė patenka į pirmąją vietą radistų svečių topę. Rimtai šitas daužas. Jaudinasi, įdomu širdžiai, ne? Jau dalys buvo, nervin. Tavo organizmas pripratęs laiką matyti prieš varžybas rimtas šitą kaltį adrenalino dozę, žinai. Nu super, labai gerai, labai gerai. Rūta, tai tau leidus paskutinis toksai kaip ir žodis, kuris jaunimui mūsų, vis tiek radijos stotis daugiau klausoma yra jaunimo, jiems patarimą. Ko siekti, kaip gyventi, kaip elgtis, plaukti, eiti baseiną, neiti baseiną? Na, būtų gerai, kad mokėtų plaukti, bet šiaip tai, manau, svarbiausia yra būti savimi visą laiką ir nebijoti būti išsiskirti, manau, tas yra svarbu. Tai labai, brolis rodo,
Ką? Sufleruoja, kas sufleruoja. Pasakyk dar šį trečiadienį. Tai Rūta, ačiū tau labai, kad Ačiū už atėjai. laiką. Ačiū labai. Tikiuosi gerai praleidai laiką, pasišypsojai, Labai. vat ir auksą laimėjai pas mus. Jo. O gal prizas koks? Radisto Gavai kompaktas. kompaktą, dar vieną duosim kompaktą. Geresnį biškį. Tai aš tikiuosi, kiekvienais metais bus dabar tradiciškai prieš savo renginį, užsuk pas mūsų svečius, Gerai, mes labai būtinai, lauksim. būtinai. Gerai? Kol kas ačiū tau labai, buvo tikrai super smagu, linksmų, gražių kūčiukų ir Kalėdų. be jokios abejonės įsimintinų naujų metų. Taip. Ir aukso. Ačiū. Jo, kad galėtum paskui normalių čia pasidaryti visokių, žinai, grandinėlių. Išlydyti viską. Išsilydyti. Kokius varžėtus. Respect. Mr. T, baby, jo. Ačiū tau labai. Ačiū, iki. Ata. Mr. T, baby, jo. Ačiū tau labai. Ačiū, iki. Ata.